Sveiki visi, čia ir vėl aš. Kaip matote, aš, dabar aišku dar nematote, bet aš atsisuksiu. Tada! Sakau labai, aš daug už kadro padirbau. Nes, vat, matote, šitas, aišku, jisai dar, sorry, bet dar jisai nėra įrengtas stikla. Tiek, vat. Aš čia darysiu labai daug šitų. Tai... jo, dar čia prieš rytą pasidariau viską. Ir va, jau manis ir radau stek geležies. Šitą, va, viską pasėmiau, matote. Tai va, ir ko craftintimų. Ir daug beržų dar prisikartau. Ir tai va. Sorry, nusipirksiu tikrai naują pelytę, nes dabar šitaip nelagina, bet... Aišku, lagina, bet... labai blogai, nes čia turi laikyti, jeigu nori kažkur nuvesti. Tai va, pasidarom daug krosnių. Čia 15, man reikia, kad būtų daug krosnių. Daug krosnių. Nes aš be krosnių, nes gal jūs jau žinot. Ne, žinote. Va, gerai, kaulą tikrai mažai radau, tai bandysiu kažką įsmeltinti čia, kiek šiais paskaisime. Jo, ir parodysiu, kokią aš ten ėjau mainytis, bet kai čia atėjau, matot, čia yra, aš nebeprisimenu, kur mūsų yra namai, tai vienas blokas dalykas, ten kur buvo, nes ten visi mano įtemai. Tai skaitykite, oi, neužlipa. Čia reikės laiptus mums daryti. Tai va, tai dabar ir galiu daryti šitas laiptus, nes vis tiek užlipimo, tai tikrai ten reikės didelio. Nes va, nežinau, gal pro čia tai pravesi, nes aš štai čia žadu daryti tokių vat namelių labai daug, nes matote dabar yra atnaujinimas ir dar aš vat esu prie swamp biome. Tai va pasidarome kuo daugiau šitokių, nes vat pelytė neveikia, kaip ir sakiau. Tai va, matote, muzika groja, nežinau. Prašiau, parašykite, kokiu norėtumėt muziko, tai gal ir atsirastų tie, kurie nori daug muzikų savo, gal jūsų kūrybos, matote, žodžiai turiu. Ir kai bus naktis, aš jums parodysiu, kaip čia gražiai atrodo viskas, ir matote, avis nori pas mums ateiti, bet aš aišku, jai neleisiu. Matote, apie stekas tikrai išeis, daugiau negu stekas. Tai va, šičia jeigu steks išeis. Ja. Tai va, ir ką dar, jo, planuoju labai daug tų namų čia daryti, nes labai, man patinka šitokius didelius namus daryti. Dabar aš tik tokį ir vieną dar ant kadro jums paliksiu, kad jūs galėtumėte pažiūrėti, kaip aš tos namus statau, bet pirmą aišku man reikės medienos. Tai dabar jau kitas namas bus, jau po kokių mėnesio, nes man dabar užtenka šito namo, tai nes aš čia daug aukštų darysiu, negalvokite, kad aš tik, va štai šitiek vat bus, ne, bus antras aukštas, trečias ir netgi ketvirtas, čia daug aukštų išeis. Tai va, tikrai kitą mėnesį nusipirksiu, vasario mėnesį, kokį vasario 5 mėnesį nusipirksiu naują pelytę. Tai va, ką dar turiu pasakyti, kad, kaip visi jaučiu Lietuvos youtubininkai, jeigu aš tikrai esu, taip gerai, va, ir speciali naktis. Vat būtinai turėjo būti naktis, aš sakiau, kad aš, parodysiu, kaip atrodo. Bet čia daug nėra apšviesta, tai gal padarysiu
biškį dabar suspausdinti. Tai va, sakiau, kad parodysiu, kaip atrodo naktį. Pamiršau apsukti. Tai va, šitas va, štai šitaip atrodo naktį ir pasapskata. Tai va, matai, jokių krypių ir aš dar pamiršau, kad aš žaidžiu ant Peaceful. Tai rinkite pavadinimą ir ant kokio. Aš galvoju, kad siūlau ant Hard, nes arba ant Normal, arba ant Easy. Aš galvoju, kad ant Hard čia būtų visai gerai. Tai va, čia matote bus štai šitą aplinkai viskas. Čia dar kažką taip norėčiau ant viršaus padaryti, nu pažiūrėsiu, kas man išeis. Matote, avių yra, bet aš... Ai, tai matote, kiek man išeina jau. Vieną žirklės pasidarysiu aš. Biškį noriu apkirpti. Tai va, aš apsimu. Tai va, bandysiu prisivilioti per kitą, padaryti fermą. Va, matote. Matote, jau 3 iš karto, jau vieną lovą galime pasidaryti, nes va dėl to aš va ir bijau ateiti. Oi, tai neveikia. Jo, būtinai jų reikės, nes, matote, avių yra, tik tvarta, va, jau kiaušinių yra. Galėsiu pasidaryti tą droperį ir padėti... Oi. Tai va, turime. Paskui per tą daug padarysiu aš, aš ant kadro labai beveik nemėgstu, matote. Geležis visą iškepė. Netgi dar liko, galvoju, net neiškeps. Tai va, 4 išnaudojame, ne veltui. Ir va, tada... Ai, pasidarome lovą. Ai, pamiršau. Lova, man atrodo, šitaip darosi, ne? Dabar, va... Matote, dabar kažkaip taip atrodo, kad nereikėtų, bet jeigu aš nukrišiu ir neberašiu, aš save nusižudyčiau. Va. Nežinau, ką jūs ten matysite, aš žaidžiu skambu. Jūsų žaidimo. Ai, aš buvau biškį ant Creative modo pasidaręs, nes labai norėjau apskristi ir pažiūrėti, kokios čia vietos. Apskridau ten svampai, labai didelį jau ir va štai ten nuėjau, tai apžiūrėjau, taip sakant, kad, nu va, matote dabar sėklų. Nu, davai, nors vieną sėklą. Eik, tiesiog, sėklas negražios. Va, vieną sėklą. Ir tai net, yra. O, 3 sėklos. Dabar nenoriu žiūrėti, rodyti, nes iššiukite, pamatysite. Vėl bus blogai. Ir va, nu, bandysiu. Sorry, kad ant kadro čia. Štai čia, vat, darysiu savo gyvūnų fermą. Ir aišku, viską ant kadro. Nes, va, matote, čia tokį nulipimą reikės padarysiu už kadro ir ten. Ir žinot ką? Ir aš už kadro aš paimsiu gyvūnus, atitempsiu čia. Nu, ne čia, bet ten bus gyvūnų tvartai, ten visokie. Ir o čia bus mūsų ferma, tokia didelė ferma. Tiesiog norėsiu fermą. Tai skaitykite, kad aš laiptus, gyvūnus ir fermą padarysiu iš kadro ir daugiau viskas. Statysime, žiūrėsime, ieškosime, nes čia ieškoti arklių norėsiu aš. Ir biški čia karvių. Ir tai va. Sorry. Like, subscribe, comment, share, rinkite pavadinimą ir ant kokį man režimą reikia žaisti. Bye!